Sveiki, ar jūs esate Retų akių ligų centro vadovė? Taip, laba diena, esu gydytoja Agnė Kručaitė ir esu Retų akių ligų centro vadovė ir noriu Jūs pakviesti pasivaikščioti po mūsų centrą. Sakykit, koks jūsų centro tikslas? Retų akių ligų centro tikslas yra laiku diagnozuoti ir gydyti retas akių ligas. Europoje retos akių ligos yra pagrindinė vaikų ir jaunų suaugusių žmonių aklumo ir silpnaregystės priežastis. Kiek pacientų lankosi šiame centre? Kasmet konsultuojame apie 1000 vaikų ir suaugusių sergančių retomis akių ligomis. Įsimintiniausias atvejis darbe. Mano pirmas pacientas su įgimta katarakta, kai kitą dieną po operacijos, nuėmus tvarstį nuo operuotos akies, buvo stebuklingas momentas, kai pacientas nutilo, nustojo verkti ir tiesiog susižavėjo šviesa. Kodėl centras svarbus visuomeniai? Dalinamės informaciją, skleidžiame žinias apie retas akių ligas. Aišku, bendradarbiavame su pacientų organizacijomis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, organizuojame bendras konferencijas, kuriame stengiamės atsižvelgti į pacientams kreipiamus klausimus, atsakyti ir jų pasiūlymus. Pagrindinė taisyklė, kurios laikotės darbe. Mandagumas ir pagarba. Elgtis taip, kaip norėčiau, kad su manim kiti elgtųsi. Ačiū, kad priėmėt. Iki.